Taigi turime dar vieną svečią, moto akrobatas Šarūnas Kezys, visiškas nutrūktgalvis. Sveikas, brolau. Geras, prilipa. Pirmas klausimas. Tu treniruojasi, žinau, Ispanijoje šaltuoju Lietuvos sezono metu. Kaip treniruotės vyksta? Kas sunkiausia yra išmokti? Gal nauji triukai kažkokie pas tave repertuare atsirado? Tiesiog palaikai degimą, palaikai tą tokį, kad nenukristų tavo levelis važiavimo. Nes vis tiek gaunasi žiemos sezonas Lietuvoje yra, dabar jau kokie nebe pusę metų, bet vis tiek 4 kokie mėnesiai yra tokie, kur lyja, šlapia, labai nemalonu važinėti. Tai tiesiog yra tokias galimybės, turiu daug draugų pažinčių užsienį, tai nukeliauju iki Ispanijos ir tenais treniruojuosi. Žodžiu, netgi ir šventės, kalėdas ir naujus metus pasitinki Ispanijoje. Sąlyginai nėra brangu Ispanijai praleisti žiemą, nes ne sezono metas. Nes gaunasi, kad aš nuvažiuoju iki ten, busą su mocu palieku, bet vis tiek šeima, draugai, visi Lietuvoje. Pusę metų nebūčiau atitrūkęs nuo jų, skraidau. Kaip pavyzdys, bilietai pirmyn atgal ten apie 100 eurų gaunasi į Barceloną iš Barcelonos. Kalbant apie treniruotės, ar yra sudėtingų triukų, kuriuos mokaisi, ar dažnai griūni nuo motociklo? Kiek apskritai lūžių esi turėjęs per savo visą? Tai jeigu pradedant nuo tų, ar yra sudėtingų triukų, tai jo, yra sudėtingų triukų. Kurių pas prisibijai ir ne visada, ne kiekvieną dieną moku porą tokių triukų, kur ant rankų galima suskaičiuoti, kiek bičių padaro. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, ten toks 3-šiam shuffle. Kai važiuoju su mocu, vieną ratą užmeti į vieną pusę, tada greitai apsisuki 3-šiam. Ten toks per driftą ir per priekinį stabdį, ta prasme, sunku paaiškinti, lengviau parodyti. Tokį triuką moka, sakykime, nedaug. Lietuvoje tik tai gal aš ir Aras tokį moku. Šiaip, ar griūnu dažnai, tai jo, griūnu pastoviai ir dažniausiai griūni per treniruotės, besimakindamas arba tiesiog bešlifuodamas tuos triukus, kuriuos jau moki tobulai, bet, tobulumo ribų nėra. Kaip tai įtakoja tavo, sakykime, gyvenimą, treniruotės, renginiai, visa ta veikla, kurią užsiimi, tai yra kelias, kuriuo eisi, kaip sakoma, iki pat. Aš labai tikiuosi, nes, realiai toks ir yra tikslas. Kaip forma to, ką darai? Dėl to viskas, žinai, tiek buvo treniruotasi, dėl to visas gyvenimas apie tai buvo ir lipdytas. Ilgas kelias nueitas, pameni, nuo ko pradėjot? Nuo motorolerių. Ar tenka būti kitose šalyse, sudalyvauti? Žinau, kad aktyviai dalyvauji parodose, ne tik Lietuvoje. Kaip tau, beje, Vilnius Auto Show renginukas ir apskritai mūsų automobilių ar motociklų, apskritai bendra kultūra tavo akimis, kaip lietuviai atrodo pasaulinėme žemėlapyje? Sakyčiau, labai neblogai. Aišku, pas mus gal dar nėra tokių didelių biudžetų kaip užsienį, nes, palyginus praeitą savaitę buvau Petrolheadism renginy UK, tai ten šiaip tokių paprastų žmonių, mašinų projektų yra labai panašių. Ten, žinai, labai gražus kažkokie Stance automobiliai ar seni automobiliai. Tik ten yra kai kur jau su labai dideliais biudžetais ir kaip pavyzdys stovėjo Pagani Zonda, Koenigsegg, žinai, tokie automobiliai, kur, jau faktas, kad Lietuvoje tokių nerasi. Ten Bugatti Veyronas tas pats irgi buvo. Bet jeigu taip žiūrint į bendrą kultūrą, čia pas mus irgi yra nepigių automobilių, vienetinių automobilių, kaip šitas. Noblas. Kiek sakėjimo? 300 vienetų yra pasaulyje. Tai sakyčiau, labai nedaug, žinai. Lietuvoje, gal ir keli tik tai Europoje. Gal tu įsivaizduoji irgi turi kažkokią tai viziją, renginuką, suorganizuoti savo kažkada ateityje. Ir beje, kur galima būtų pasirodyti jūsų pasirodymus, turėdavot vasaros turus su brolyčiais. Turėjom, jo. Tai ką šiais metais esate suplanavę? Šiemet yra kažkokia tai idėja tą patį padaryti, tai žiūrėsim, kaip jinai išsivystys. Šiek tiek yra Lietuvoje renginių paorganizuota, labai draugiškai mes su Lietuvos policija šiaip bendraujam, kas man yra širdžiai miela ir smagu iš tikrųjų. Jo, net užsienį visi draugai taip stebisi, kaip tu su policija draugauji. Mes važinėjom legalioje aikštelėje. Jūs neturit galimybės galbūt kelyje užsiimti tokią veiklą, todėl... Mus lengvai surastų ir lengvai viskas pasibaigtų. Plius tas profesionalumas atsiranda iš to, kad tu viskas stengiasi daryti
kiek įmanoma legaliai. O kaip kitose šalyse, būtent Stuntrideriai lygiai taip pat aikštelėse, ar ten jau yra, sakykime... Tai vat skirtingų irgi momentų yra, nes labai daug kas tik tai aikštelėse važinėja ir net nevažinėja gatvėse. Austrijai labai sunku bet ką daryti, tai tik tai privačiose vietose, kur pareigūnų nėra. Bet iš kitos pusės Kroatijai, tai ten tiesiog yra legalu gatvėje važinėti. Legalu stuntridinimą daryti. Žinai, tas legalu. Kai pagaunant vieną ratą, bauda 15 eurų. Ir pareigūnai nepyksta. Ta prasme, Italijai tas pats irgi yra vairas. Mums pareigūnai yra prašę, sako, pravažiuokit ant vieną ratą Italijai. Nes pas juos, sako, ta prasme, koks skirtumas, ant dviejų ratų važiuoja ir ant vieną ratą. Tai, žinai, greičio svarbu neviršyti. Jeigu tu išsikeli ant vieno rato ir važiuoji lėtai, tai jie tipo nemata problemas, kad tu kažką blogo darai. Įdomu. Italijai šiaip visai kita kultūra motociklo. Žinau, žmogus su motociklu keliauja po visą pasaulį, reikia tą motociklą pasikrauti, būsikai ir kiek žinau, prasukti daug kilometrų. Tai jau vien per šios metus su autobusiuku prasukau virš 15 štukų. Kiek vienu prisėdimu, taip vienas atsisėdęs galėtum įspausti kilometrų? Tūkstantėlį taip ramių veidų. Vienas asmeniškai esu nuo Ciuricho iki Lietuvos parvažiavęs. Taip toks, žinai, tas vienas atsėdimas važiuoju, stoju kūro, pavalgyt. Taip, su pertraukėlėm. Jo, tai va taip nuo Ciuricho iki Lietuvos parvažiavęs. Tai štuka 8. 1800 kilometrų. Tai kelionė prasidėjo labai anksti ryte, 4 ryto maždaug. Ir Lietuvoje buvau paryčiais apie 12:01. Jūs buvo žiemos metu net į Laplandiją nuvažiavę, motociklais pasivažinėti po žiemą, po kalnus. Kaip gimė ši mintis ir... Turiu labai tokių bepročių draugų, suomių, Stunt Freaks Team. Sako, lėksim į Laplandiją. Nori? Žinoma, noriu. Tai aš pasiėmiau tada elektrinį Starką, pasiėmiau savo Ninzę, užsidėjau šipus, šipinės specialias padangas ir keliavau pas juos į Suomiją. Ir tada tenais jau visi bendrom jėgom su 3 ar 4 mašinom keliavom iki šiaurinio taško, virš poliarinio rato jau gaunasi. Tai dieną saulė nepakyla. Buvo taip, jo. Ir buvo momentas, kai važiavom su mocais ir buvo minus 30 temperatūra. Wow, su motociklu prie tokio didelio šalčio. Jo, tai mocas stovi šiltai, angare. Pasiemi mocą, išvažiuoji, po kokių 15-20 minučių pajauti, kad arba stabdžiai dingsta, arba užšąla pakaba, apsisuki, grįžti, vėl mocą į angarą, pasiemi kitą mocą ir vėl leki. Kaip beje su elektriniu motociklu tau sekasi? Kokie niuansai, kokie skirtumai važiuojant ant elektros ir ant benzono? Mažai tos dvasios, žinai, bet smagus daiktas. Tu treniruojasi su juo? Metus laiko važinėjau su Starku, šiaip nepatinka, ant kiek patinka, tiek galiu pasakyti. O dėl to nepatinka ir patinka? Nes, žinai, nėra garso, nėra tos tokios, dūšios moco. Tai tas esminis dalykas, bet iš kitos pusės paėmus labai galingas, sąlyginai svoris panašus, nėra, kad jisai, tas triukšmas irgi kai kuriuose vietose yra pliusas. Gali važinėti mieste, kažkur tai per miškelius ir tu niekam nekliūni, nes negazuoji, tas motoras garso neskleidžia, tai kaip ir irgi, žinai. Gerai, kad nėra garso, blogai, kad nėra garso. Kokią žinutę norėtum nusiųsti draugam, pažįstamiem žmonėm, savo fanam, visi, kurie seka, o galbūt pirmą kartą tik tai mato tave ir kas tavo galvoje visada veda tave į priekį, kokios mintis ar... Nežinau, darykit, ką norit, svarbu, kad nekliūtumėt kitiems žmonėms. Ta prasme, jeigu važiuoji gatvėje agresyviai, tai svarbu, kad kitiem nekliūtų. Nes iš to ir atsiranda visi apribojimai, kad gatvėje negali važiuoti greičiau negu 50, negu 60, nes kiti būna žiauriai lekia, tada sudaro kažkokias avarinės situacijas, kliūdo, sukelia pavojų. Bet tu gali taip pat labai smarkiai lėkti ir nesudaryti niekam pavojaus. Tai aš manyčiau, kad tiesiog protingas važiavimas yra žymiai svarbiau negu tas saugus važiavimas. Kodėl atsiranda tokių dalykų, kaip tu manai, gatvėse, kodėl žmonės eksperimentuoja, sukuria nesaugią aplinką kitiems? Ar gal trūkumas yra kokių nors aikštelių, gal trūkumas yra renginių, gal
vietų, kur žmonės galėtų gauti adrenalino, realizuoti savo svajonės, padriftinti, pastantraidinti, ar tai galėtų būti atsakymas, kad trūkumas tokių vietų ir iniciatyvų žmonės skatina elgtis nesaugiai gatvėse? Tai faktas, visą laiką bus trūkumas aikštelių, visą laiką bus trūkumas trasų, bet kokiu atveju visą laiką, net ir tobulam pasaulyje, kai tu turėsi trasą už tavo namo tvoros, tu turėsi aikštelę, kitoje pusėje gatvės, pas kai kurios atsiras noras tiesiog tarp mašinų panarinti, žinai. Nes iš kažkur tai atsiranda tas adrenalinas pojūtis kažką rizikingą padaryti. Ar tu užsiimsi ateityje tik tai stunt-raidinimu, o gal pradėsi mokyti kitus tą daryti? Nebuvo kilę minčių? Šiaip turiu tą Wheelie School, mokyklėlę, kur mokinu žmonės važiuoti ant vieną ratą, saugiai, ganėtinai. Tai yra įrenginys, kuris padeda žmogui atsispirti ir palaikyti balansą? Jo, tokių įrenginių yra nemažai, daug kas Lietuvoje jų turi, daug kas irgi užsiema tais mokslais. Pats įrenginys yra visiškai nesminis dalykas, nes tu gali tą įrenginį turėti, pats atsisėsti ant moco ir tau ten mėnesį laiko užtruks, kol tu išmoksi važiuoti, arba, žinai, su mokytoju gali išmokti per valandą ar 2. Bet tiesiog toks prie motociklo, papildomi ratukai, papildoma atrama ir saugiai su paaiškinimais dažniausiai užtrunkam valandą 2, kol žmogus pagauna, kame esmė. Nes svarbiausias dalykas yra teisingai pradėti ir teisingi refleksai, nes ką daryti, kai kažkas bus. Važinėjai šiaip su paprastu motociklu gatvėse, ne su stunt-raidiniu? Labai mažai. Prieš, dabar galvoju, 3 metus nusipirkau KTM tokį. Tai gatvinį. Man atrodo, dabar pas jį yra 2400 km ilgio. Bet kokiu atveju patirties gatvėse turi kaip automobilių vairuotojai, draugiški ar vis dar nedraugiški, kaip sakoma, motociklistams ir apskritai kelyje, mūsų lietuviškame kelyje. Kokia kultūra? Sakyčiau, draugiški. Palyginus ten su Ispanija, kitom šalim, kuriuose tau teko susidurti. Matai, ten yra biškai kitaip, nes motociklai ten visus metus nėra pertraukų. Pas mus Lietuvoje yra pertraukos, kai tu pusę metų nematai mocų kely. Ir tu pripranti, kad jų nėra. O paskui jie atsiranda, bet ir tie patys motociklininkai būna super agresyvūs. Ten labai lengvai narauda tarp mašinų, lekia ir panašiai. Tai irgi reikia suprasti, kad ateina pavasaris ir žmonės turi jungti mąstymą, kad pasirodys gatvėse. Aš ir pats važiuoju su mašina, žinai, ir net, nusigąsti, mocą, žinai, peralėkė. Nebūtinai peralėkė, tiesiog, žinai, iš niekur atsiranda. Tai, turėtų būti žmonės tai didesni, bet šiaip bendrai paėmus Lietuvos kultūrą, sakyčiau, visai fain. Kai niekada pasiemi kokį testinį mocą prasivažiuoti, labai dažnai žmonės pasitraukia, kad tu tarp mašinų pralystum į priekį. Kas lyg ir nelegalu, bet, žinai, tiesiog motociklas niekam nekliūna ir žymiai geriau, kad mocas tiesiog bus prieki, nes jisai greičiau važiuoja, greičiau manevruoja. Ko laukti, ko tikėtis ateityje iš jūsų galima būtų? Sakau, iš jūsų, nes yra šalia tavęs, galima vadinti, broliai, kurie to užsiema ir persivadino iš Utenos Stunt Riders į Stunts Team. Šiemet turėsim bendrų projektų, jau patvirtintas pas mus yra Formulės 1 pasirodymas, Dutch GP, tada yra patvirtintas MotoGP pasirodymas, ASNTT irgi Nyderlanduose. Tai turim tokių didelių projektų užsienį, o Lietuvoje dažniausiai viskas susidėlios per artimiausias kelias savaitės. Formulė 1 pastebėjau, mėgsta tokį judesį ir su stunt rideriais kolabus, kolaboracijas bendrai dirba daug. Jo, nes mašinos, jeigu pavyzdžiui driftina mašinos, tai trasoj nei MotoGP atletai, nei Formulės 1 atletai nemėgsta, kai būna pridriftinta šviežiai trasai, nes mašinos palieka daug tos ekstra gumos, kas vieta jų trajektorijoje būna papildoma kliūtis. Mes su mocais nesudarom tokių problemų. Mocas yra lengvas, net jeigu mes ir prašeriam, nelieka tiek daug tos ekstra gumos, arba jos iš vis nelieka. Ir mes galim padaryti pasirodymą be slidinėjimo, mes biškelį turim didesnę gamą triukų. Ten tiesiog ant vieno rato važiuojant, ant priekinio rato važiuojant, darant akrobatinius triukus,
besisukant tu nepalieki jokios pašalinės. Aš irgi atsiprašau, kad pertrauksiu. Aš būtent apie tai buvau pagalvojęs, nes dauguma įmonių galbūt norėtų, užsakyti jūsų pasirodymą arba įtraukti į savo renginių programą, bet bijo būtent to padangų palikto asfalto, apipaišyto padangom. Ar yra įmanoma galimybė techniškai išspręsti, padaryti jūsų pasirodymą, bet kad nenukentėtų Jo, iš tikrųjų šiaip. Kaip pavyzdys, kai mašina prašeria... Gal padangos yra kažkokios? Ne, padangų nėra tokių, padangos vis tiek lieka, tiesiog mašina sveria vis tiek toną ir daugiau. Motociklas sveria kelius šimtus kilogramų. Tai net mes, kai praslystam, labai lengvai nusivala arba dažniausiai net nelieka sugadinimo asfalto. Bet galim mes pasirodymą padaryti ir visiškai be jokių padangos padeginimų, praslydimų, kur, vat kaip atvažiavam, taip ir yra. Aišku, kai šiek tiek yra drifto, šiek tiek yra dūmų, visai kitas efektas. Nes labai dažnai būna, kad tu gali daryti kažkokį super sudėtingą triuką, kur tau užtruko 5 metus į mesterint, ta prasme, tobulai išmokti. Ir žmonės stovi, žiūri, jo, faina, gražu, bet tu sustosi padangą, uždegsi, visi iškart, žinai, hypas tas. Tai vat yra motoro garsas, dūmai. Kas yra super sudėtingas triukas ir ar žmonės kartais pastebi, kad tikrai šis triukas buvo sudėtingas ir jie paploja, kažkaip tai išreiškia ovacijomis, ar kai kurie žmonės netgi reaguoja į labiau paprastesnius triukus, sakykime, kaip žiūrovo akimis, manai? Jo, tai yra labai sudėtingų triukų, kur tiesiog, pavyzdžiui, sukiesi su mocu, tai jau yra sudėtingas ganėtinai triukas. Tik tai pažengia tam tikrą lygą sportininkai, mėgėjai gali tai padaryti, bet, pavyzdžiui, tu dar laipai kažkaip ten sudėtingai ant to motociklo nuo vienos ant kitos pusės. Žmogui gali atrodyti, kad čia nieko įspūdinga. Nors iš tikrųjų, kad va taip kažkaip padaryti, tik tai profai žino, kad čia, va čia žiauriai sunku buvo padaryti. Bet gali, pavyzdžiui, žiauriai greitai įsisukti, visiems bus aišku, kad va čia jau užtruko kažkiek laiko išmokti, kad labai greitai suktums vienoje vietoje. Kiek Gineso rekordų laikai, ar dar planuoja gal kokį naują įpiešti? Yra planų naujai piešti. Turiu vieną, kuris vis dar man priklauso, jau 7 metai. Tai 36 apsisukimai ant vieną ratą per mažiau nei minutę. Realiai dar 2 sekundėm likus praradau pusiausvyrą ir nukritau. Ir tai yra pasaulio rekordas? Jo, jau 7 metai. Niekam nepavyko ją permušti. Tarp kitko, buvau Amerikoje prieš mėnesį laiką, tai irgi laimėjau varžybas, kur sustoja prie tokios starto linijos. Maždaug 3 metrų spindulio apskritimas, į kurį turi įvažiuoti ir 10 kartų pirmas apsisukti. Tai startuoji su priešininku, išsikelia ant vieną ratą, įvažiuoji tą apskritimą ir pradedi suktis ant vieną ratą. Turiu 2 trasų rekordą, tai turiu 1006 km lenktynės trasos rekordą. Tai manau, ne tai, kad greičiausiai, bet vienintelis esu apvažiavęs ant vieno rato visą trasą. Ir turiu greičiausią trasos įveikimo laiką ant vieno rato Nemuno žiede. Bet esu ne vienintelis apvažiavęs, nes prieš tai buvo Aras irgi apvažiavęs, bet jisai dar važiavo su papildomu efektu be priekinio rato. Dėl to jisai šiek tiek saugiau gal važiavo, nes neturėjo galimybės nuleisti. Ruošiesi tam trečiam kartui pamušti rekordą? Jo, turiu minčių, turiu pasiūlymų, bet vis tiek turi būti kažkoks tai renginys, kad kažkokį renginį, pavyzdžiui, papildyt, dapildyt, nes, vis tiek, pats rekordo siekimas užtrunka neilgai ir organizuoti vieną renginį būtent apie tai, kad siekti kažkokį rekordą, galbūt nebūtinai yra finansiškai naudinga. Turėkit omeny, šis žmogus yra pasiruošęs 3 kartą pamušti pasaulio rekordą. Apie gyvenimą, kelionės, saugų eismą, moto, sportą, autokultūrą ir panašiai kalbėjomės su Šarūnu Keziu. Malonu. Miela malonu. Miela malonu ir iki greito, tikiuosi susitiksim neužilgo. Susitiksim. Ir spausim gazą dar stipriau. Atėjo
atėjo laikas padėkoti visiems, kurie buvo kartu su mumis, taipogi, kas stebi, žiūri mus ir palaiko. Ačiū Vilnius muziejui, kad paskolino šį automobilį. Visus kviečiame į Vilniaus auto muziejų. Aplankykite šią nuostabią, puikią vietą. Mėly draugai, automobilių renginių vasaros sezonas prasidėjo ir mes startuojam būtent čia. Todėl pasekite, pafollowinkite mūsų kanalą ir naujienas, nežinau, kokie metai mūsų laukia. Renginių sezonas tik prasidėjo, pavasaris, vasara, gera nuotaika. Todėl linkiu visiems gero sezono, geros vasaros ir susitiksim neužilgo.